iš Eurofutbolo skaitytojų pateikė tą klausimą, bet šiek tiek palengvino tą užduotį, nes pateikė ir atsakymų variantus. Kaip manai, kelintais metais Lietuva turės nacionalinį stadioną? A. 2025-aisiais, B. 2050-aisiais, C. Kaip minimum po 100 metų. Nu, aš norėčiau šautą optimistinį variantą, kad 2025-ais turės kokio dydžio ir gerumo jis bus, tai kitas klausimas, bet noriu tikėti, kad per artimiausią 10-metį bus pastatytas, tai duok Dieve taip ir atsitiktų. Kada į Lietuvą atvažiuos Chelsea, Real ar Barcelona? Jie turi tokių žinių šaltinių. Čia Andriaus Kubiliaus turbūt prisimena tą legendinę frazę, kad stadionas bus, kai Chelsea su Real atvažiuos žaisti pas mus. Kada atvažiuos, su Conte kaip tik kalbėjom, tai sakė, planuoja užsukti birželį į Lietuvą, bet nežais, šiaip atvažiuos, pabūt. Su Realu tokių ryšių glaudžių nepalaikau, Zidanas užblokavęs mane po šios kritikos Facebook'e, tai Kaip matė, kad lankeisi? ir šitas turbūt jam nepatiko. Tai realiai turbūt niekada nesilankys, jeigu taip nuoširdžiai. Teoriškai, jeigu yra prasibrovę Čempionų lygai pasirodė įvairūs klubai, ten Liudogoretsas, sakykime, dar kuklesni. Ir jeigu burtai suveda, tai gali pas tai ir atvažiuoti Madrido Realas. Tai tebūnie, gal kažkada pasiseks, kažkaip sukris aplinkybės ir Lietuvos klubas nueis į grupių etapą ir kažką atsiveš, bet realybė tokia, kad nesišvečia artimiausiu metu. Dar vienas skaitytas klausė, kada 10 eurų skolą grąžinsi, šį kartą teiraujasi Paulius. Kažkiek daugiau. Galvoju, irgi Paulių tai pažįstu nemažai, kuriam dabar galėčiau būti 10 eurų skolingas. Tai tiesiog, manau, žmogų reikia pasakyti, kai susitiksim ir grąžinsiu, arba atsiųs sąskaitos numerį, pervesiu, ką aš galiu pasakyti. Bet čia pasirodo kažkaip iš visų klausimų, kad biškai pribridęs esu, tai gal čia kokie, nežinau, SMS kredit atstovai mane kamantinėja, nežinau. Jeigu mums nepavyks sporto žurnalistų karjerą, tai galėsim važinėti ir išmušinėti skolas. Panašu į tai. Taip. Čia galbūt tavo nelabai fanas klausia, kada žadate nustoti komentuoti varžybas ir dėkui iš anksto. Kada žadu nustoti, kai baigėsi, tada nustoju, po to būna kitos. Ir šiaip žmogui dar apšvieskime, kad varžybos ir rungtynės yra skirtingi dalykai. Rungtynės tai yra tas vienas mačas, kuris vyksta, varžybos tai yra visas čempionatas. Tai varžybos nustosiu komentuoti, kai jos baigsis. Pavyzdžiui, Premier lygos varžybos nustosiu komentuoti po 38 Premier lygos turo. Čempionų lygos po finalo. Lietuvos krepšinio lygos irgi po finalo. Bet po to ketinu vėl tai daryti iš naujo. Tai jeigu klausia, kada ketinu baigti komentatoriaus karjerą, tai negalvoju tikrai apie tai, kol man tai teikia malonumo. Ir kol aš turiu aistros bei motyvacijos ir kol kažkas mane samdo, tol tai ir darysiu tikrai. Ar yra kažkokie apribojimai komentuojant teisėjų darbą? Tokių reglamentuotų apribojimų, kad būtų surašyta, ką gali sakyti, ko ne, tai tikrai nėra. Bet tu pats turi skirti, kiek esi kompetitingas ir kiek yra etiška įvertinti ar pasakyti kažkokią nuomonę, nes vėlgi tie žmonės, kurie teisėjauja, jie turi be jokios abejonės platesnį išprusimą ir supratimą ir taisyklių interpretavimą geresnį nei aš. Bet aš sėdžiu prie ekrano, kur matau pakartojimus iš 10 skirtingų kampų ir sulėtintai ir iš arti. Ir būtų absurdiška, jeigu ten, pavyzdžiui, matydamas, sakykime, Rashfordo nėrimą prieš Swansea, tu nepasakytum, kad tai yra simuliacija, kad tai yra vaidyba, teisėjas suklydo. Jeigu tu matai iš pakartojimo, kad buvo nuošalė Cristiano Ronaldo, tai tu ir pasakysi, kad buvo nuošalė, nes kitaip pats atrodysi kaip juokdarys.
Bet jeigu ten pradėsi ekspertauti ir pastovi sakyti, šiandien teisėjamas ten apgailėtina, šitas teisėjas blogai dirbo ir panašiai tokiom replikom svaidytis, tai jau yra, manau, peržengiamos ribos etika. Tai, o šiaip lygiai taip pat kaip tu turi teisę pasakyti kažkokią nuomonę apie žaidėjo sprendimus, galimas klaidas ar ką jis galėjo kitaip padaryti, taip pat ir apie teisėją, nes pakartojimai dažnai parodo, kur buvo klaida. Bet dažniausiai aš, kai komentuoju futbolą, aš komentuoju arba su Nerimu Vasiliausku, arba su Žydrūnu Grudzinsku, kurie yra buvę profesionalūs futbolininkai ir aš teisėjų momentų vertinimus palieku jiems, pats užsimdamas daugiau žurnalisto rolę komentuojant duete. Ar yra toks pasaulio futbolininkas, iš kurio norėtum gauti autografą ir marškinėlius? Yra tikrai ne vienas, tai daug galima privardinti. Bet labiausiai norėčiau Mario Balotelį. Manchester City? Nebūtinai. Nicos, pavyzdžiui, dabartiniai irgi dar gal net labiau tiktų, nes, manau, būčiau vienintelis žmogus Lietuvoje turintis Mario Balotelį Nicos marškinėlius. Man City gal kažkas turi, gal ne, bet Nicos gal būtų dar net įdomiau. Man šiaip Mario Balotelį yra įdomi asmenybė, aš labai seku, labai palaikau, atsiprašau, kad jam pasisektų, kad jis išsispręstų savo problemas ir pradėtų gerai žaisti. Tai labai džiaugiuosi šio sezono Prancūzijoje ir tikrai jo marškinėliai man būtų malonus toks atributas. Na čia antroji klausimo dalis, o jei vien tik A lygos futbolininkų pasirinkimą turėtų? Vien tik A lygos. Aš dabar tai perbėginėjau, nes A lygoje vis tiek kartais būna užklysta kokia nors buvus žvaigždė, žinai, kurio marškinėlius būtų įdomu pasimti, arba ten Redžilijo Ziedorfas, atsimenu, žaidė Klarinso sūnėnas, tai būtų įdomu. O iš dabartinių žaidėjų A lygos... Vat negalėčiau išskirti vieno, kad aš turėčiau labai favoritinį žaidėją, bet... Na, tebūnie Vilniaus Žalgirio tiesiog marškinėliai su visos komandos parašais ir būtų visai miela. Man dar vienas skaitytas teiraujasi, čia klausimas visai ne apie sportą, bet galbūt galėjai padėti. Ar gali duoti patarimą, kaip susirasti merginą, nes jis ką juodai? Tai kad aš tokio paties klausimo galėčiau paklausti. Kaip susirast, reikia visų pirma žinot, ko nori ir kur ieškoti. Tai gal, jeigu ten nesiseka ar panašiai, tai tiesiog pasiūlyčiau gal neforsuoti ten dirbtinai ir žūtbūt griebtis bet ko. Gal nebandyti per Tinderį ieškoti, o bandyti per realų gyvą kontaktą, dažniau išeiti žmonės į barą, dar kažkur, užkalbinti. Taip bandyti, bet ką aš galiu patart, man pačiam ne fontanai šitoj srity. Ar turi kokį planą B gyvenime, jeigu nutiktų taip, kaip nutiko Robertui Petrauskui? O kas nutiko Robertui Petrauskui? Robertui Petrauskui nieko nenutiko, mano žiniomis viskas yra neblogai, jisai turi savo veiklą, protmūšius, knygas, viskas yra gerai. Pats galbūt jau to komentavimo alkio tokio nebejaučia, dar pakomentuoju krepšinį per LRT Čempionų lygą, Klaipėdos Neptūno rungtynės komentuodavo, finalo ketvirtą komentavo, tai pradėsiu gal nuo to, kad mano galva viskas yra gerai, nieko Robertui Petrauskui neatsitiko, o ar aš turiu planą B, tai gal liūdnai taip nuskambės, bet iš tikrųjų ne. Neįsivaizduoju dabar savęs dirbančio ne prie sporto. Jeigu tai nebūtų komentavimas, jei nebelikčiau komentatoriumi, tai bent jau įsivaizduoju, kad rašyčiau apie sportą ar kažką tokio. Nes, dabar nebeįsivaizduoju savęs visiškai į kitą sferą peršokant, pradedant ten dirbti, nežinau kur, ten logistikoje ir dar kažkur. Nematau to ir labai tikiuosi, kad man neprireiks tokio plano B kardinalaus. Iš kokio pasaulio stadionų labiausiai norėtum komentuoti rungtynes gyvai?
Tai Camp Nou tikrai būtų vienas iš jų. Anfieldas, Old Traffordas, San Siro, Wemblis, Santiago Bernabeu. Manau, visi tie didieji garsiausi stadionai Europoje ir pasaulyje. Iš visų jų būtų didelė tikrai garbė pakomentuoti rungtynės geroje atmosferai. Kokia nuomonė apie video peržiūras futbole? Aš esu tokios nevienareikšmiškos nuomonės, aš tikrai sutinku, kad jų reikia, bet tuo pačiu reikėtų labai griežtai apsibrėžti, kiek ir ko galima peržiūrėti. Tai sakykime, kad nuošalės reikėtų žiūrėti, tai faktas mano manimu. Nesu toks tikras dėl pražangų, nes pražanga yra tokia interpretacinė taisyklė, kur vienam net teisėjui gali atrodyti, kad tai buvo pražanga ir geltona kortelė, pavyzdžiui, o kitam gal ne. Nors taisyklės, aišku, kiekvieną veiksmą apibrėžia, bet vis tiek, švilpiant pražangą, aš norėčiau, kad liktų žmogiškas faktorius. Nuošalė, manau, toks techniškai įgyvendinamas dalykas, kur galima tas žmogiškas klaidas sumažinti. Tai vėlgi nenorėčiau, kad rungtynių metu būtų 10 stabdymų, pristabdančios ir paties futbolo tempą ir prailginančios transliaciją. Bet kad peržiūrų reikia, nes šiuo metu tiesiog aukščiausiam lygiui, kur sukasi nežmoniški pinigai, per daug yra pastatyta ant vieno žmogaus klaidos. Ir manau, kad Čempionų lygos šio sezono atkrintamosios varžybos jau galutinai mums parodo, kad pakaks jau turbūt atėjo metas technologijoms įsikišti. Kaip įvarčio linijos taisyklę jau turim, taip reikia kitų priemonių. Tai va, bet aš norėčiau, kad būtų labai griežtai apibrėžta, kiek ir ko gali teisėjas pasižiūrėti, įdant išvengtume nežmoniško kiekio pauzių. Nes futbolas tai ne krepšinis, kur laikas yra stabdomas ir teisėjas nueina pažiūrėti, ką reikia, o futbole laikas eina visada ir nesinorėtų, kad tai keistųsi. Dar vienas skaitytojų kreipėsi į tave sveikas gyti. Teigia, kad esi pats mėgstamiausias komentatorius šiuo metu ir klausia, kokios būtų pirmosios rungtynės, kurias teko komentuoti. Tai buvo Viasat Sport Baltic eteryje, tada dar komentavau kaip konkurso nugalėtojas kartu su Gediminu Reklaičiu krepšinio rungtynės Italija-Turkija. Tai buvo 2013 Europos čempionatas, o pirmos rungtynės, kurios komentavau jau kaip kviestas pasamdytas komentatorius, tai buvo nacionalinės krepšinio lygos rungtynės Šakiuose, žaidė Šakių, dar tuo metu vadino Zanavykas, su Mažeikiais, tai šitie du buvo pirmieji. Esi kažkuo susijęs su Kelme? Turiu porą pažįstamų iš Kelmės, bet tik tie. Nes klausia, kodėl ten nėra futbolo ir ar nežvėsi kada nors palei Krazantę. Kražantė, Kelmės Kražantė. Nebėra Kelmės Kražantės, pradėkim gal nuo to, pirmoje lygoje bent jau nepažaidžia, nežinau, kurie futbolo žemėlapį ar kažkur dar randasi. O kodėl nėra futbolo, tai manau, apie daug regionų Lietuvoje, apie daug miestų galėtume tą patį klausimą iškelt. Tai, kad būtų futbolas, tam reikia pinigų, tam reikia sąlygų. Ir tada futbolas gali egzistuoti, bet aš nemanau, kad Lietuvoje yra tokia gera rinka, kad mes galėtume turėti profesionalių klubų kiekvienam mieste. Tai ir taip mūsų lygos čempionatas yra iš 8 komandų, kas Europos mastais yra turbūt vienas mažiausių čempionatų. Tai turbūt jau per daug būtų norėti, kad dar ir Kelmė turėtų stiprią komandą ir nežinau, kas Ignalina, dar kažkas, tai turim, ką turim. Galų gale yra mėgėjų futbolas iniciatyva, patys žmonės gali rodyti burt savo miestelio komandą ir žaisti mėgėjų čempionatuose. Tai tikrai yra pavyzdžių, kai ir tos neprofesionalios mėgėjų komandos turi ir fanų, ir palaikymą iš savo miesto, tai kodėlgi ne? Čia dabar labai įdomus klausimas. Iš tiesų, skaitytas rašo, kad jeigu man paskambintų Marvas Albertas iš nepažįstamų numerių, tai nesudvejočiau nei sekundės, kad skambina jisai. Ar tenka pačiam pasvajoti, kad tavo balsas bus daug žinomas visame pasaulyje?
Ne, aš taip, aš nesiekiu kažkokios ten šlovės ar pripažinimo. Tiesiog dirbu mylimą darbą, dirbu taip, kaip moku, stengiuosi tobulėti, aš tikrai dažnai klausau savo įrašų, ieškau klaidų ir panašiai, o balsas, jis yra koks yra, aš nesijaučiu turys ten labai unikalų balsą, kaip ten Marva Albertą paminėjo, ar mūsų Kesminas ar panašiai, bet nesureikšminu to ir tikrai nesiekiu kažkokių tai labai aukštumų ar pripažinimo pasaulinio ar dar kokio, tai tikrai ne, man tiesiog patinka tai, ką darau ir tiek, o ką tai atneša, tai aš per daug negalvoju. Dirbi, aišku, gyveni iš to, gauni atlygį, o tas žmonių pripažinimas, įvertinimas malonu, kai pasako, kad gerai komentuoji, kad patinka, bet nėra taip, kad man tai būtų kažkoks variklis. Kodėl pasirinkai būtent šią karjerą? Nes aš nuo labai ankstyvos vaikystės buvau sporto fanatikas, užkietėjęs ir vaikystėje, aišku, mes visi iš pradžių įsivaizduojam save futbolininkais ir krepšininkais, po to ten galbūt 13 ar 14 metų atsiranda jau suvokimas, kad nebūsi profesionalas, bet žaidi savo malonumui ten, o kad svajoju būti komentatoriumi, tai tikrai irgi gan anksti supratau, kad man labai patiktų tai daryti. Tik tiek, kad nežinau jokių kelių, kaip Lietuvoje to komentatorium tapti, ką reikia padaryti, kad taptum, nes komentatorių Lietuvoje mažai, poreikio jų, kad daug būtų, nebuvo, ypatingai tuo metu, kai aš augau. Paskui atsirado internetinės transliacijos ir dabar yra daugiau galbūt platformų, kur galima save realizuoti šitoj srityje ir pabandyti bent jau save. O pasirinkau paprasčiausiai dėl to, kad atsirado šansas. Būtent konkursai internete buvo skelbiami ir tuo metu nacionaliniai krepšinio lygai komentatorius buvo ieškomas ir aš dalyvau tam konkurse. Man pavyko jį laimėti, bet tuo metu aš dar tikrai negalvojau, kad aš gyvensiu iš to. Aš turėjau kitą darbą visai kitoj srity, aptarnavimo srity ir savaitgaliais nuvažiuodavau pakomentuoti vieną, kartais 2 mačus, ten prisidurti kažkiek pinigų, bet labiau dėl to, kad man tai patinka, man tai kaip hobis. Bet va taip, sezonas po sezono ir pakankamai greitai kažkaip pavyko sulaukti ir įvertinimų, ir pasiūlymų, ir dėmesio. Ir aš galvoju, kad labai greitai ir staigiai, net pats kartais taip sunkiai suprantu ir manau turėčiau tai labai vertinti, kad viskas įvyko, nes 2013 aš komentavau konkursą laimėjęs, 2014 tai buvo nacionalinės krepšinio lygos rungtynės internetui, 2016 Europos futbolo čempionatas per nacionalinį transliuotoją, tai čia tikrai labai didelis šuolis mano galva, tai tikrai vienas tokių pasiekimų gyvenime, galbūt kuriais galiu pasakyti ir didžiuojas. Tada gal paskutinis jau visai. Pabaigai, bus Man City trejetą ar ne? Ketvirtė bus, dėl trejeto nežinau, nespėliosiu, bet ketvirtė bus, aš ramus dėl to. Tada ačiū labai, kad įsileidai į savo namus, tikiuosi per daug nesutrukdėme. Ne, tikrai ne. Pažadinai iš miego. Sėkmės tiek tau, tiek Man City'ui ir tikriausiai sporto klubo atkrintamosiuose. Ačiū.